Ar kada nors susimąstėte, kodėl vieni žmonės dievina didelius miestus, o kiti svajoja apie tokius gamtos kampelius? Galbūt įtaką tam daro jūsų zodiako ženklas? Šiandien kartu leisimės į virtualią kelionę ir išsiaiškinsime, kuri pasaulio vieta labiausiai tinka būtent jums pagal horoskopą. Tad įsitaisykite patogiai ir pasiruoškite savo kelionių įkvėpimui. Avinas – tai nuotykių ir energijos kupinas keliautojas. Jiems nereikia prabangos, tik adrenalino ir iššūkių. Everesto bazinė stovykla, Patagonijos kalnai ar Islandijos ledynai – vieta, kurios atitinka jų drąsią dvasią. Jautis mėgsta komfortą, grožį ir gerą maistą. Jam patiks atsipalaiduoti Toskanos vynuogynuose, mėgautis spa procedūromis Balyje ar ragauti prancūziškų sūrių Paryžiuje. Tikras gyvenimo džiaugsmo ieškotojas. Dvyniai negali gyventi be naujų pažinčių ir veiksmo. New Yorkas, Tokijas ar Berlynas – vietos, kur jie gali atrasti įdomių žmonių, kultūrų ir nenutrūkstamą miesto šurmulį. Vėžys yra emocingas ir mėgsta vietas, kurios sukuria jaukumo jausmą. Jam tiks Santorini saulėlydžiai, Provanso levandų laukai ar ramus poilsis prie Šveicarijos ežerų. Liūtas mėgsta dėmesį, prabangą ir geriausius dalykus gyvenime. Dubajus, Maldyvai ar Monakas – vietos, kurios suteiks jam karališką kelionės patirtį. Mergelės myli tvarką ir natūralią harmoniją. Jos mėgausis Japonijos zen sodais, Šveicarijos Alpėmis ar ekologinėmis kelionėmis į Kosta Riką. Svarstyklės mėgsta romantiką ir grožį. Jos tikrai pamils Paryžių, Veneciją ar Vienos teatrus. Tai vietos kupinos meno, elegancijos ir istorijos. Skorpionai mėgsta mistiką ir paslaptis. Jie privalo aplankyti Maču Pikču, Egipto piramidės ar Transilvanijos pilis. Šaulys yra tikras keliautojas. Jį traukia safari Afrikoje, Pietų Amerikos džiunglės ir banglenčių sportas Australijoje. Ožiaragiai mėgsta keliones su prasmėmis. Jie įvertins Romą,
Atėnus ir Didžiąją Kinų sieną. Vandeniai yra inovatyvūs, smalsūs ir mėgsta viską, kas futuristiška ar neįprasta. Jie puikiai jausis stebėdami Šiaurės pašvaistę Norvegijoje, tyrinėdami kosmoso paslaptis NASA centre arba atrandant Islandijos geizerius ir lavos laukus. Jei kažkur yra nežinomos teritorijos, vandeniui ten būtinai reikia nukeliauti. Žuvys – tikri svajotojai ir dvasiniai keliautojai. Jų siela trokšta ramybės, vandens, paslaptingų ir mistinių vietų. Jei yra vieta, kur galima pabėgti nuo pasaulio triukšmo, žuvys ją ras. Jos puikiai jausis medituodamos balto smėlio paplūdimiuose, plaukiodamos skaidriuose lagūnuose ar stebėdamos žvaigždes nuo vandenyno kranto. Tibeto vienuolynai, Indijos šventyklos ar ramūs Balio kriokliai – tai vietos, kurios jūsų sielai suteikia harmoniją ir įkvėpimą. Tai buvo virtuali kelionė pagal zodiako ženklus. O kokią vietą labiausiai atitiko jūs? Parašykite komentaruose. Jei norite daugiau tokių kelionių idėjų, spauskite patinka ir prenumeruokite kanalą. Iki kitos kelionės!